Sveiki, bičiuliai, sveiki. Tai va ką, vėl atvažiavom žvejoti lydekų. Tai va, su kuo mes atvažiavom, o su gerais bičiuliais savo. Tai su Igneliu ir Antanu Dauskurtu. Tai va, atvarėm, jo, bandysim, va, pasiruošėm jau. Ignelis savo kajaką pasiruošė. Su kajaku, o mes su Antanu plauksim su valtim. Tai va, bandysim šiandien vėl lydekų, nes oras tai fantastika, apsiniaukia, drėgna. Nu ir žiūrėsim, ką sugaudysim vėl. Viską jūs pamatysit. Negalima rodyti. Nu parodyk. Žiūrėkit, Ignelis. Ne, tai čia daug nėra. Nu, aš tai pasiėmiau tik tai 40% savo masalų, daug neėmiau, Ignelis 600 pasiėmė procentų. Nu tie gumų apaks. Tai va. Čia viską daug. Nu, gražu, fantastika. Ką šiandien dubasinsim, chebra? Dubasinsim. Galgelis laidų nenutraukinės. Na. Interneto gal ir laivą pakūrė. Parvažiuoja vis pacanai išmėti. Nu čia sunkiai su ryšiu. Žinau. Čia tai pipėts. Sunku su ryšiu, tai konkrečiai. Tai va. Nu ką, varom, chebra. Kiek mokėjau ją? Nu ir dabar turėtų nustoti lietus. Tai va. Nu ką, Ignelė. Viskas, plaukiam, chebra. Nu ką, chebra, turim. O, ha 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 ha. O. O, ha 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 ha. Spačinam. Nu, va, graži lydekaitė, antras kibimas. Ir graži lydekaitė. Oi. Legalas. Ignelį norėsi parsivežti? Ne? Tai faršas. O tu norėsi? Norėsi? Ar aš? Nu, Ne, vėliau. tai va, chebra, paleidžiam. Graži, nu ką, 1,5 kilogramo. Kažkas tai, 1,5 kilo. Aba, bėga, tegu. Valiu! Valiu. Nu ką dar? Oba. Ignelė! Eis gumą dėti. Matau, kad čia bus čia bus čia. Nu va, chebrytė. Nu, agresyviai nenoriu. O dar viena draugužė. Dar viena. Legali. Blatus jau pradėjau. Nu, pamatok, paimk metrą, Antanai. Paimk metrą, jį pamatysi. 50 yra drąsiai. Tai va, chebra. Dar vieną iššovėm. Nu ką, paklojam. Žiūrėkit. Traukia kitur. Jo, 50. 55. 55, sakiau, chebra. 55. Dar vieną legalį. Paleidžiam. O. Oi. Gerai, chebra. Gerai. Super. Draugas jau sakė, viskas, dės gumą. Nes jam užknisa. Įsilijo, chebrytė, įsilijo mum, draugai, bičiuliai. Tai mes dabar kol kas biški
daug nenorim šlapinti kamerų, tai tiek biškį filmuojam, kiek įmanoma nusisukę, tai vat. Aštrus pinigėlis labai gerai dirba, jautrus, kiekvieną žuvies smulkų prisilietimą jauti ir tikrai fantastika. Nežinau, nesigailiu nei tam kartui įsigiję šitą patelę. Gali visokios gramatūros gumas mėtyti, vat mėtau 12-tukus irgi gerai, mėtau 14-tukus, super, 16-tukus, 18-tukus, viskas idealiai kotas. Reikia 3 metrų iš valties, vat gaudau pilnai. Iš valties gaudau, tai tikrai dirba nuostabiai, kotukas dirba. Antanas dar vis džigauja. Dar. Vis Antanėlis dar džigauja. Nu, dar vieną čia metimą padarom. Šiandien kol kas mums agresyvus toks pametimas su guma, vietas pravedimas. Va, šiandien dirba. Jau aš turėjau 5 kibimus. 5 kibimus turėjau. Mečiau ten, kur norėjau. Neblogai, chebrytė, neblogai. Fantastika, džiaugiuosi. Lydekos aktyviai ima. Tuoj mes perplaukinėsim į kitą vietelę. Šiandien lydekos išlindo, vat, jau tokios pusantro kilogramo, virš kilogramo, o tokios lydekos išlenda. Ir va, žiūrėkit, neblogai daužo. Dėsim toj bilduko gumas. Tak, dar vieną metimą čia padarom. Nežinau, man visą laiką guma, aš vis tiek, man guma, aš su guma išdirbu, išmokęs esu išdirbti gumą, žinai. Ir nežinau, jinai man... Rogelis taisit, bet visą dėžį tikrai atidavė, tai turiu iš jų palaidoti. Eik tu nafik, vėl nuėjo. Signelė atsargiai išlims prie pat bolą. Vėl nuėjo, karočią, čiuba. 6 kibimas. Antanai, tu kai dabar bandai tvičinį, padaryk lengvą tvičą. Nedraskant žiauriai, taip, žinai, tinkt. Jo, nes būna dasyvėja jos, žinai, bet neaktyvios tam. Taip, Antanai perplaukinėja. Nu, ir Ignelis plaukė su savo kajaku. A turėjai kibimą, Ignai? Aš 6 kibimai, Antanas irgi neturėjo. Žinom, kad kažkom namoj. Nu, va, matot, ir grasinimų sulaukiau. Atvažiavau, aš tik pažvejot. Kas čia buvo, dabar nesupratau. Kas čia dabar buvo? Kas buvo? Nesupratau. Pasunkėjimas toks, bet pasunkėjimas ir nesupratau, kas čia buvo. Tai va čia Ramūnas ir iššovė tą. Dar sakau, kol kas didelių gumų, geriau jos godžiau ryja tas mažasias, žinai, gumas. Pabodo, ne, Antanai su. Pabodo, su skirčingoj dabar rimti reikia. Metrų neviesi gumų.
O, vėl turėjau kibimą. Bet čia peiliukas. Ai, tu savo. Dik, 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 dik. Jo, parasate. Geras. Ai. Ką tu čia užmetei, Ignelė? Ai, unguriuką? Ta, kurią pasiėmė iš manęs? Ne? Kas čia buvo? Triukšmas toks. Ai, lankelį reikia užsilenkti, ne? Atsilenkti. Ai, lankelį reikia atsilenkti, ne, Ignelė? Nu, aš sakau. Palauk, taip. Sakai, čiupo, ne? A, nu tai gali būti, Ignelė. Užmetei maistą. Nemokamai. Žiūkams. Nu. Tai gal neužfiksavęs buvai. Būna dažniausiai, kai ne iki galo užfiksuoja. Čia giliau turėjo rodyti biškį echolotas. Čia 2 metrai, ne? 2 metrai. 2 metrai. Čia varysim. Jo, dabar šitą bombarduosim. Igneliui reikia iš po valties ištraukti, nes mano svajonė iš po Ignelio kajako ištraukti. Na. Nu, tai faktas. Mano svajonė iš po Ignelio kojų ištraukti. Taikausi Ignelio kajakai, mes parsitraukti, parodyti, pažiūrėti, kokius masalus deda. Ignelis tapkė metę. Nebūsiu išmetęs iš jos kažkur tai. Vienos gumos nematau. Ryte nematau vienos gumos, kurios labai noriu. Kurios dabar labai norėčiau. Vienos gumos nematau. O, draugas įkalė. O, graži lydeka. Eik ten nafik, pabėga. Ant kokią pagavai? Mėlyną. Tak, dėsim šitą. Graži lydeka buvo. Nu, o bildukas ir sudirbo, matai. Sakau, bildukas ir sudirbo. Nu, ko. Bam, bam. Gerą lydegą nusileidai, Antanai. Vakarienė. Nu, čia būtų buvus 7,5. Vėlinas gerai šviečia. Pieninis. O, mailių gaudo tenais. Čia skaidresnis vanduo. Jo, čia skaidresnis. Čia skaidresnis vanduo. O, kiek ančių. Kiek ančių. Pakilo. Tyli. Nesik. Aš va noriu tenais va visur praseiti, žinai.
Nu, čia tai jau skaidresnis, matai? Skaidresnis negu ten kanalai. Ja. Dėsim tą mažiuką. Nu, karočią, Antaniukas turėjo gerą įkirtęs. Tam kanale. Nu, va čia, kur dabar tam buvai. Nu, karočią įkirto kokią tarp 70 ir 80. Nu. Bet blemba mūtnas vanduo, žinau. Nu, tu turėjai peiliuko, ne? Nu. Bet čia tau kibo kažkur. Nu. Kai segė, karočią, sako, turiu. Bet smūgį gerą išrašė. Pataikė palei nosį. Pataikė palei nosį. Dėsim dar. Visos lydekos sulindusios yra į pievas dabar. Šiltas vanduo. Dar. Ryškalo nenori. To nenori. O, draugas įkalė. Įkalė. O, gražuolė. Tai tu 4 kibimus turėjai. Ką? 4 kibimus turėjai. Nu ką, hebrytė, biški aprimė yra. Vanduo mūtnas šiandien padarė savo, bet 2 lydekos buvo užkabintos, didelės, bet pabėgo. Pabėgo ir nebesugebok. Nu bet nieko, viskas tvarkoj. Ne visos dienos būna vienodos. Bandom, ieškom dar gal vakarinis kažkoks bus sukibimas, bet viskas gerai. Mano kolegos po 4 kibimus turėjo, aš 7 turėjau. Šiandien labai muša, daugiau į vibraciją, nes 40-50 cm ir jau gumos beveik nesimato. Tai šiandieną labai taip pat kudokai, nes ryte, kai buvo judesys, kad kibo viena po kitos ir viskas, paskiau pavienės, kažkas iššauna ir visi, nebesujuda. Tai, nu, nepadarysi nieko, vienodų dienų nebėra. Ja, šiandien 2 buvo stambios lydekos, bet jos sugebėjo pabėgti. O prilyję valtyje, matot, tūna.
A tai tu čia pačioj pradžioj pagavai jį? Na. Čia irgi mačiau lydeką davėsi, žinai. Ai, du sykis, ne? Maitintis pradėjo kažkuo. Suaktyvėjo. O, turiu. Ai, šipačiokas mažylis. Kur tu čia įsikabinai tai? O, chebrytė. Va. Dar vienas mažylis. Užsikabliavo. Koks piktas buvo. Eik tu nafig nuėjo. Nuėjo gera lydeka. Eik tu nafig, nu. Gera lydeka buvo. Gera lydeka buvo. Blemba, įkirtau, tik tai bum. Nu jau čia buvo gražuolė lydeka. Nu vat, jos stovi grinai vat tarp žolių ir viskas. Ir ką tu nori, tą daryk jom. Dabar. O jos dabar vat sulindusios į tas vat meldus giliai. Ir viskas. Ir nenori net kibti. Bet pagavo va grinai va per šitą tarpą, žinai. Va čia atraugiau. Įsisegė. Taip gerai buvo užmetęs. O matai, vat, jos ryte buvo išlindusios gelmiai. Vat gelmiai ryte sukibo. O, turiu. O. Gera. A. Oba!
Žiūrėkit. O, pasigavo. Oi, gražuolė. Antanai, paimk metrą. O. O, kokia super daili. Aštuoniasdešimt. 80 yra, chebra, paleidžiam. Paleidžiam. Yes! Oi, chebrytė, iššoviau. Nu ką, draugai, iššovėm. 80 vis tiek įveikėm. Nu, vat, ant vakaro buvo 3 man kibimai. Nu ką, fantastika. Džiaugiuosi. Džiaugiuosi aš pats labai žiauriai. Pavyko. Dar kartą pavyko įvykdyti šiandien savo misiją, nors buvo žvejyba gan sunki. Nu, bendrai kibimų sudėjus turėjom 18. Nu, per 3 žvejus. Bet visai neblogai, kaip sakyčiau. Tai vat. Nu, Antanai, pamojuok visiems. Bičiuliams. Sėkminga žvejyba šiandien. Ką? Sėkminga žvejyba. Sunki žvejyba, bet sėkminga. Pagavom. Kiekvienas turėjom, kaip sakant, po gerą žuvį pasikabinę ir man pavyko ištraukti. Nu, nors buvo prieš tai dar tas kibimas prieš peiliuką, tai dar pavyko. Aštuoniasdešimt. 80. Tai čia pat, ne? Jo. Iki galo. Jo. O ten toliau. Nu ką, draugai, viskas, baigėme žvejybą. Uždarėm, kaip matėt, neblogai. Sugaudėm neblogai. Nu, kaip neblogai, normaliai. Svarbiausiai, kas procesas ir likom dar šlapi, ne? Išmaudė tai kai reikalas. Jo, išmaudė normaliai. Tai va, kaip sakant, su visais norim atsisveikinti. Pasimatysim sekančiose laidelėse, chebra.